Šiandien norėčiau pakalbėti apie labai keletą man nemėgstamų dalykų. Tai yra fucking reklamos. Jo, žinau, čia buvo daugumą tokių youtuberių, kurien kaip Edvinas. Daugiau neatsimenu. Bet vieną dalyką šio video atsimenu, tai labiausiai svarbiausiai. Блядь. Ёбна ta kamera į bandaitūną. Nors man daug kas taip nemėgdavau jo daryti. Taigi, pateisim apie reklamas. Pavyzdžiui, dabar žiūrit kokį nors video, ten koks nors kaip žmogelis, štai, šitų vaistų negalima kerti, ten visą kitą. Pasakoja apie vaistus, ne? Ir įeina tokia reklamu. Gal jums reikia akvilės vandens? O gal jums reikia naujo Fanta dezodoranto? O vdruг, gal jums reikia naujo padelio, iš kurio gėriau kavą? Nieko nesuprasi. Tai aš labai nemėgstu reklamų, kurios iš niekur įeina, net nesutampa su video. Paspaudi pirmą kokį video. Tai gal jums reikia naujo laikraščio? Blet, čia net ne laikraštis. Kas čia yra? Čia kalendorius. Gal jums reikia naujo kalendoriaus? Nesuprasi, kokie nesąmonė. Taigi, kas man prideda, kad reklamos yra kartais nesąmonė, teikit like. O jeigu jums nepatinka, man koks skirtumas, teikit dislike. Iš komentaro, lopas nusižudyk. Man pochui. Tai linkiu sėkmės, laukite naujo video vlogo kitoje savaitėje. Blet, kur tas skirtas? Už čia neatskirtas, čia šik papirsi.